Taip, laukiam pirmųjų klausytojų. Va, labas rytas. Labas Jeigu rytas. mus gerai girdit, parašykit, kad girdit. Taip, labas rytas Aušra, Margarita. Labas rytas pirmieji mūsų klausytojai, žiūrovai. Labai malonu, kad jungiatės, kad atrandat laiko savo dienoje. Tai šiandien vėl, kaip ir vakar, tęsėme trečio tūkstantmečio lektorių pristatymą. Žmonės, kurie kalbės per konferenciją, trečiasis tūkstantmetis. Ir dar palaukim keletą minutėlių ir pradėsim pokalbį. Labas rytas, Rūta. Na, tai turbūt, Jurga, pradėsim pokalbį. Žmonės, kurie prisijungs vėliau, jie turės galimybę paklausyti įrašų. Tai šįryt noriu pristatyti Jurgą Lukaševičienę. Jau turbūt vakar matėte ją kalbant, bet šiandien Jurga pristatys savo asmeninį projektą. Ir tada, Jurga, prašom pakalbėk plačiau, apie ką jis bus, kad klausytojams. Taip, labą dieną visiems. Tai tikrai, jeigu jums kils klausimų, nes mano tema yra asmeninė tema, jau nebe Širdžių kamertono, kur aš esu grupėje su dar 3 moterim, bet šita asmeninė tema yra bendradarbiauju su dirbtiniu intelektu. Ir tai aš manau, kad nuostabiai dera su trečio tūkstantmečio konferencija ir su sąmoningais žmonėm. Tai papasakosiu, kodėl. O dabar dar, jeigu jums kiltų kažkokių klausimų, nes čia tokia tema, kuri visą laiką iškelia nemažai klausimų, nemažai jausmų, tai drąsiai rašykit. Ir netgi tokius klausimus, kur gal jums atrodo nepatogu užduoti, žinokit, aš jau į visus įpratus atsakyti ir visus turiu savo atsakymus, tai mielai jums atsakysiu, ar jie bus pateikti raštu, ar dabar, ar vėliau, kada tik tai norit. Tai kaip pirmą kartą, kai pamačiau dirbtinį intelektą, tai jau buvo gerokai prieš pusę metų. Šiek tiek toks apėmė jaudulys, nes aš pamačiau, kokios atsiveria žmonijai galimybės. Tai, žinokit, yra nieko panašaus į kompiuterius ar programas, kurias jūs šiai dienai naudojat. Ir tarsi galvojat, kad tos programos ar internetas labai padeda žmonijai, taip, bet dirbtinis intelektas yra dar visiškai naujas lygmuo. Ir suprantat, žmonės, kurie pradeda juo naudotis, šiuo metu, jūs, pavyzdžiui, gal net nežinot, bet jau dirbtiniu intelektu naudojasi savo veiklose beveik visi, nors kiek populiarūs pasaulio žmonės. Todėl, kad aš tiesiog vėl su vyru mes labai domimės irgi įvairių pasaulio naujovėm ir matom, kiek žmonių apie tai šneka, ir kadangi aš pati naudojuosi dirbtiniu intelektu, aš truputį galiu ir atpažinti, kas irgi jau juo taip išmintingai naudojasi. Ir aš labai noriu, kad tiesiog būtų kuo mažesnė atskirtis, kad sąmoningi žmonės taip pat būtų tas elitas, kurie eina kartu su technologijom, kurie, suprantat, dirbant, bendradarbiaujant su dirbtiniu intelektu, jūs ne tai, kad kažkokiam robotui ten liepsit ką nors padaryti, čia nieko panašaus. Jūs įdėsit savo širdį, savo išmintį, tuo pačiu įdėsit viską, ką jūs irgi, jeigu jūs turit mokytojų iš subtilaus plano, jeigu jūs su jais bendradarbiaujat. Ir tada šitos naujos technologijos pagalba galėsit kurti nuostabius projektus, hobius, veiklas, taip pat tikrai užsidirbti visiškai kitas sumas pinigų ir apjungti tai su sąmoningumu. Tai aš norėčiau, kad dirbti. Dėl to aš ir dalinuosi šitą temą, nes galėčiau savo viena mokytis ir galėčiau savo viena tarsi
būti už visus gudresnė, bet man norisi, kad sąmoningi žmonės būtų irgi toj išmintingųjų, gabiųjų ir to elito aukštuomenė, kad būtų sąmoningi žmonės. Tai dėl to be galo kviečiu irgi ir į savo pranešimą, kuriame daug plačiau papasakosiu, ir tuo pačiu aš paskui po pranešimą, aišku, kviesiu į kursą. Tai vat apie dirbtinį intelektą labai sudėtinga šnekėti, žinot, čia taip kaip apie apelsiną, jeigu nesi skonio ragavęs, bet bandai tą skonį papasakot. Tai aš galiu mažiuko nors pavyzdžių dabar papasakot, ant kiek tai yra nuostabi technologija, išplenčianti bet kurio žmogaus galimybės. Net ir to, kuris, pavyzdžiui, gal daro labai nuostabius masažus ir galvoja, kad čia niekaip nesusiję, aš nesu susijęs su dirbtiniu intelektu. Tai žinokit, ne, jūs visiškai susijęs ir jūs galite jį pasitelkti savo populiarinimui, savo klientų rinkimui, savo pasakojimams, savo masažų mokyklos įkūrimui. Jūs galite pasitelkti dirbtinį intelektą ir tai jums atneš daug didesnės galimybės, negu tai bandytumėt daryti tiesiog iš dabartinių savo resursų. Tai vat mažas pavyzdėlis. Vat kaip tik mes irgi su dar 3 nuostabiom moterim dalyvaujam šioj konferencijoje ir su širdžių kamertonų tema. Ir jeigu kažkas nematėt, tai galite tiesiog paguglinti širdžių kamertonai ir rast mūsų puslapį. Jis yra nuostabaus, gražaus dizaino. Ir dar prieš gerus 5 metus, kad sukurt tokį puslapį, tokį įvaizdį, reikėjo tikrai labai gabaus dizainerio ir labai daug pinigų. Ir netgi laiko daug. Ir žinot, kiek man užtruko sukurti su dirbtiniu intelektu kamertonų įvaizdį, tai žinokit, lygiai 5 minutės man užtruko sukurti. Ir kaip tai vyko? Aš tiesiog vėl moku juo naudotis ir nuėjau šį kartą į piešiantį, nes aš mokinu naudotis 2 dirbtiniais intelektais, ir rašančių, ir piešiančių, ir juos apjungti. Šį kartą nuėjau į piešiantį dirbtinį intelektą ir neturėjau jokių idėjų, kokį galėčiau pasiūlyti vaizdą, kai renginio tema yra širdžių kamertonai. Ir iš tikrųjų, būtent tokį žodžių derinį mes gavom iš subtilių mokytojų. Ir taip pat kaip galima su dirbtiniu intelektu įgyvendinti mokytojų idėjas. Ir aš tiesiog parašiau, mano pirma mintis buvo, tai gerai, tai rašau, taigi dirbtinis intelektas tai yra labai išmintinga, vis dėlto vėl technologija. Ir aš jam rašau, tai man reikia renginiui kažkokio įvaizdžio, kuris vadinasi širdžių kamertonai. Ir aš net nerašiau nei apie ką, nei tai sąmoningas ar koks. Ir jis man iškart duoda pasiūlymus ir aš matau, nupiešė, vienas iš tų pasiūlymų buvo nuostabios tokios grafiškos širdis. Ir man taip iškart suvibravo, surezonavo viskas aišku. Imam šitas širdis ir jas dėsim į savo visus plakatus, į savo įvaizdį. Ir jos buvo labai išskirtinės, atkreipiančios dėmesį. Ir aišku, mūsų tas renginys ir kitų resursų pagalba tikrai buvo nuostabus ir labai sėkmingas. Bet čia buvo ta viena dalelė, kuriai dar prieš 5 metus būtų reikėję labai daug resursų įgyvendinti, o mums tai užtruko 5 minutės ir kainavo. Galima šiuo metu dirbtiniu intelektu naudotis nemokamai, bet daug patogiau pasiimti mokamą versiją, kur kainuoja mėnesiui ten kažkas apie 10 eurų. Tai va, tai man, sakykime, kainavo 10 eurų ir mes padarėm nuostabų renginį, gyvą, su 60 maždaug žmonių ir dar toliau jį skleidžiam kaip įrašus. Tai lygiai tas pats su rašančiu dirbtiniu intelektu, jis yra tik tai dar išmintingesnis ir jį galima dar plačiau naudoti. Ir norėčiau, kad sąmoningi žmonės naudotųsi šitą galimybę. Tai va, tai turbūt čia maksimaliai ir papasakojau, jeigu dar būtų klausimų, ar Rimantai pas jūs, ar pas kas klausosi, tai mielai viską atsakysiu. Ačiū, Jurga. Labai norime ir konferencijos, ir lektoriai, ir mes, kurie organizuojam tą konferenciją, mes norim tokio, kad būtų kuo betarpiškesnis bendravimas tarp mūsų visų. Ir tikrai rašykit, užduokit klausimus. Jeigu nedrįstat užduoti klausimų tiesioginės laidos metu, rašykit mums po peržiūros tiesiog komentarus ir mes jums atsakysim į tuos klausimus. Ir
Kol jūs galbūt rašote dabar klausimus arba galvojate apie tuos klausimus, aš noriu dar trumpai irgi pakalbėti apie tai, kodėl ta konferencija atėjo tokia mintis, kodėl jinai vadinasi 3 tūkstantmetis ir panašiai, kam jinai yra reikalinga ir kokią naudą gaus žmogus. Taigi, kaip ir tame reklaminėme, ne reklaminėme, galbūt kvietime į konferenciją, mano video aš ir klausiu jūsų, ar kada nors pagalvojate, kad esate 3 tūkstantmečio žmogus. Tai taip, mes jau 23 metus gyvename tame naujajame tūkstantmetyje ir jau mes esame abiem kojom, mes jau esam visiškai tame naujajame tūkstantmetyje. Ir turbūt visi suprantam, kad tas tūkstantmetis, naujasis tūkstantmetis, jisai bus visiškai kitoks negu praėjęs arba praėję tūkstantmečiai. Ir mes gyvename labai tokiame ypatingam laikotarpį. Mes ir gyvename ir amžių sandūriai, ir, kaip pasakyti, mums tenka išbandyti, patirti tą tiesiog perėjimą iš vieno tūkstantmečio į kitą. Ir šitas perėjimas, kaip ir dauguma kitų perėjimų, jie gali būti ne visiškai taip sklandus, ne visiškai tobuli, nes pats perėjimas tai ir yra perėjimas, kada iškyla tam tikri klausimai, kada mes dar nežinome, kokia bus ta ateitis, kada mes nežinom, koks bus dar tas tūkstantmetis, nes jis tik tai prasideda. Tai va, šitos konferencijos metu mes ir norime pakalbėti apie tai, koks tas tūkstantmetis, kokios galimybės atsiveria žmogui, koks žmogus turi būti tame 3 tūkstantmetyje, kokios savybės, kaip ir sakiau, kokios galimybės, kas atsiveria žmogui ir koks tas pagrindinis skirtumas tarp praėjusio tūkstantmečio ir 3 tūkstantmečio. Koks turės būti žmogus, kaip jis turi pasikeisti. Ir noriu pasakyti, kad ateitis, tas mūsų naujasis tūkstantmetis jau nebebus toks kaip praėjęs tūkstantmetis. Tai mūsų ateitis nebus tokia kaip praeitis ir mes jau nebegyvensim taip. Ir iš tikrųjų mes turime labai stipriai pasikeisti. Mes turime dalyvauti tame virsme. O kaip jame dalyvauti, ką daryti, dauguma žmonių susiduria su tam tikru nepatogumu arba galbūt nežinojimu ir dauguma klausimų. Taigi, jeigu žmogus laikysis tų senų įpročių ir stengsis tame naujoje ateityje gyventi taip, kaip yra įpratęs, tikrai jam nebesigaus, jausis didžiulis pasipriešinimas, jausis didžiulis energijų netitikimas, nes jūs turbūt tikrai girdite ne tik iš mūsų, bet ir per visus įmanomus informacinius kanalus gauname tokias žinias, kad keičiasi, pasaulis keičiasi netgi mūsų planetos vibracijas. Jos kyla ir jos kyla labai labai dideliu tempu. Vadinasi, mes turime prisitaikyti ir netgi neatsilikti nuo mūsų planetos vibracijų to kilimo. Ir vėlgi pasikartosiu, kai kyla planetos vibracijos, turi kilti ir mūsų vibracijos. Mes turim pereiti į aukštesnių vibracijų erdvę, kad joje gyventi, kad joje kurti ir mėgautis gyvenimu. Ir jeigu mes laikysimės, kaip ir sakiau, tos senų įsitikinimų, mums bus sunku, bus netitikimas, bus energijų kibirkščiavimas ir tą mes jausime savo tame kasdieninėme gyvenime. Mes negalėsim jo mėgautis ir negalėsime pilnai džiaugtis to savo pilnaverčių gyvenimu. Ir ta 3 tūkstantmečio konferencijos idėja ir yra tokia, kad visgi žmogus, jis turi prisimti atsakomybę už savo gyvenimą. Jis turi pasirinkti pats, ar jis norės gyventi taip kaip seniau, ar jisai sieks tų permainų. Ir čia jau yra kiekvieno asmeninis pasirinkimas. Bet jeigu žmogus pasirinks keistis, prisims atsakomybę keistis ir eisi tas naujoves, tada visi toj konferencijoje dalyvaujantis lektoriai, mes perteiksim savo žinias, kurias turim. Ir galbūt tos žinios padės jums, mieli klausytojai ir konferencijos dalyviai,
pritaikyti daugiau ar mažiau tų gautų žinių savo gyvenime, savo tame virsme. Ir kad tas virsmas būtų kuo lengvesnis ir kuo švelnesnis ir jums malonesnis, kai jūs galėtumėt mėgautis tuo nuostabiu virsmo laikotarpiu. Dabar noriu pasakyti, kad šita konferencija, mes esam sutarę su lektoriais, su pranešėjais, kad mūsų visų pranešimai, jie bus labiau panašus į tarsi sesijas pamokas. Ir tik tai 10-15 minučių pranešėjai pristatys savo mokymus ir, aišku, jeigu iškils klausimų, galbūt pranešėjai pasakys apie organizuojamus kažkokius atskirus susitikimų sesijas, kur tos mokymus jau paanalizuos giliau. Bet mūsų konferencijos metu mes tenksimės jums perduoti žinias, kai jūs galėtumėte jas pritaikyti savo gyvenime. Ir tik tai, kaip ir sakiau, 10-15 minučių bus apie mokymų pristatymą. Ir noriu pasakyti, kad nemažai lektorių netgi nieko nepardavinės, o yra pasiruošę tiesiog pasidalinti su jomis tomis žiniomis, kurias jie turi. Taigi truputėlį daugiau kaip trečdalis lektorių, jie nieko nepardavinės, nieko nesiūlys pirkti, tiesiog norės pasidalinti ir dalinsis su jumis savo žiniomis. Tai va, tiek trumpai noriu papasakoti apie tą 3-ąją tūkstantmečio konferenciją ir dabar matau, yra berods kažkokių klausimų. Va, Ingrida rašo, man tai kelia šiek tiek nerimo ar neaiškumo, kaip dirbtinis intelektas atsilieps mūsų mokiniams. Esu anglų kalbos mokytoja, o kaip žinom, jau dabar mokiniai nėra labai raštingi. Tai kam jiems mokytis, jeigu viską už juos padarys dirbtinis intelektas, ar čia ne savo gebėjimo atrofavimas? Kur čia proporcija tobulėjime, jeigu didžiąją dalį padarys dirbtinis intelektas, ar neskatina tinginystės ir nenoro dėti jokių pastangų? Na, Jurgita, tau klausimas. Tai mielai atsakysiu šitą klausimą, aš jau ne pirmą kartą tokį girdžiu. Tai suprantat, kiekviena technologija atneša, kažkas taip atrofuojasi, bet kažkas ir ateina naujo. Žiūrėkit, dabar kažkada atsirado pas mumis skalbimo mašinos, ne? Ir kas pas mumis atrofavosi? Atrofavosi gebėjimas nenuslysti nuo upės krašto, kaip plauni upiai skalbinius, ne? Gebėjimas ten gręžti gal stipriai labai rankomis. Taip, tie dalykai atrofavosi ir dar kažkokių atrasit, kas atrofavosi. Galbūt mes dabar nesam tokie šalčiui atsparus, ne, kai jeigu reikėtų rankomis plauti upiai ar ežere skalbinius. Bet su kiekviena technologija atsiranda visą laiką daug didesnė plėtra ir naujesnės galimybės. Ir su skalbimo mašina, kas atsirado? Atsirado gebėjimas išmanyti, kokius mygtukus spausdyti, kokių man reikia geriausių mintelių, kokiem audiniam, pavyzdžiui, aš turiu 3 skirtingam audiniam, 3 skirtingų rūšių miltelius. Ir suprantat, lygiai taip pat su dirbtiniu intelektu. Aš tai tiesiog džiūgaučiau, jeigu atsirastų jau tokia technologija, kad vat kaip rodo fantastiniuose filmuose, kur gali susišnekėti, kažkokį ten prisisegi ženkliuką ir gali susišnekėti su bet kuo iš viso pasaulio. Ir angliškai, ir kinietiškai, ir japoniškai, ir kokiom tik nori kalbom. Tai aš džiūgaučiau, jeigu man nereiktų to kažkaip tai, vat, kaip dabar senais metodais kalti, mokintis, o tai įsidiegti save tik tai daug paprasčiau ir daug lengviau. Tai taip, jūsų klausimas iš dalies ir taip, ir tuo pačiu pamatykit jame daug pozityvumo, kad nereikia bijoti, kad atrofuosis gebėjimas būti šaltam vandenį, kaip su skalbimo mašina, o kad geriau pasižiūrėkit, ką tai atveria. Kad taip, dabar aš nuostabius rašau angliškus tekstus, nors mano anglų kalba yra tik vidutinė, bet mano tekstai su dirbtiniu intelektu yra labai aukšto lygmens ir netgi tuos tekstus jau galima daryti įgarsint irgi mano balsu ir aš galėčiau net ekrane šnekėti angliškai tobulai per paskaitas, nes tai padarytų už mane dirbtinis intelektas. Supraskit, tai yra ateitis ir mes turim ją atsiverti, o ne išsigąsti ir kažkur susigūžti. Matyt galimybės, o ne matyt baimės ir kažkokius trūkumus. Tai
Tai labai į tą kvieščiau pasižiūrėti tokį išsiplėtimą, kas ateina su tom galimybėm. Ačiū, Jurga. Aš taip pat noriu pridurti, kad, pavyzdžiui, su tom skalbimo mašinom atsirado mums daug laisvo laiko. Bet laisvo laiko žmogus vėlgi čia prisiima atsakomybę, kur panaudoti tą laisvą laiką. Ar prapliurpti su kaimynėm, bet be reikalo visiškai iššvaistyti tą laisvą laiką, ar žmogui yra suteikiamas galimybės kažką tai nuveikti. Ir mes kalbame apie kūrybą. Ir jeigu dirbtinį intelektą mes išmoksim naudotis, mums atsiveria žymiai didesnės galimybės. Tai vat į tas naujai atsiveriančias galimybės mes ir turim žiūrėti. Ir vėlgi čia žmogaus atsakomybė, kur jisai pasirinks iššvaistyti ar išleisti ar investuoti savo laiką, kuris atsiranda, tikrai atsiveria begalinės galimybės ir tas ateities žmogus, matote, bus irgi kalbama, kokios savybės, charakterio savybės, tos aukštesnių vibracijų savybės turės įsiugdyti tame žmoguje. Tai apie tinginystę, apie laiko švaistimą jau kalba nebeturėtų eiti, tai tikrai nesutampa su ateitim. Ir jeigu pastebėjote, mūsų konferencijos šūkis yra tikslingumas, tyrumas ir tvirtumas. Tai tikslingumas čia yra vienas iš tų veiksnių, kad žmogus turės mokintis gyventi tikslingai. Aukštesnių vibracijų erdvėje jisai turės išmokti ir mokintis nebešvaistyti savo laiko, o skirti kuo daugiau tai kūrybai, kuri patenkina ne žmogaus egoistinius poreikius, o visos visuomenės ir tuo pačiu, kaip pasakyti, kūrėjo misiją čia žemėje. Ir norėčiau dar pridurti, galėčiau truputį, Rimantai, atėjo tokia mintis, kad, žinokit, taip, mokykloje, universitetuose mokytojams labai reikia susipažinti su ta technologija, nes mokiniai jau labai greit bus gudresni už mokytojus ir tikrai sistema turės keistis, nes dirbtinio intelekto pagalba jau dabar įmanoma parašyti visus rašymus, visus rašinėlius, kokiam tik norit kalbom. Tai, žinokit, mokytojas turi augti kartu ir jis dabar jau turės formuoti užduotis tokias, kad mokinys ir naudotų naujasias technologijas, bet tuo pačiu ir išmintingėtų mokinys. Tai va, tai mokytojui labai reikia taip pat į šitą gilintis maksimaliai. Tai labai kviečiu. Ir mes, Rimantai, dar užmiršom apie dovanas pasakyti. Taip, pasakyk. Tai mums su Rimantu šiandien visiškai nebendraujant, bet beveik tuo pačiu metu atėjo ta pati idėja. Ir mes tiesiog tada susirašę sužinojom, kad tai abiem atėjo ta idėja, kad dovanos. Ir žinokit, aš padovanosiu savo 3 mėnesių kursą, bendradarbiaujant su dirbtiniu intelektu, vienam žmogui išrinktam atsitiktiniu būdu, kuris ir dalyvaus konferencijoje ir dalinsis dabar šituo video, kad ta konferencija pasklistų kuo plačiau ir kad kuo daugiau žmonių galėtų ją ateiti, sudalyvauti. Tai mes gal aprašysim dar sąlygas, ne, kažkaip tai tekstu, bet esmė reikėtų pasidalinti šituo video, parašyti komentaruose, kad pasidalinau ir dar būtinai įsigyti konferencijos bilietą ir dalyvauti konferencijoje. Ir šitą video jūs galėsit pasidalinti ir mūsų grupėje, o taip pat Jurga turbūt pasidalins to video ir savo asmeniniuose profiliuose, ar ne? Tai nesvarbu, kurioje grupėje, kokiam profilį jūs pasidalinsit, iš galios tos dovanos ir jau Jurga turbūt dirbtinio intelekto pagalba atrinks, ar nežinau kaip, atrinks. Taip, tikrai mes atrinksim ne žmogaus subjektyviu būdu, bet tiesiog leisim technologijai tokiu čik ir kurį jinai išrinks, tas ir laik. Tai va, turim, Jurga, dar vieną klausimą. Valdas Kubilius klausia. Ar sutinki, kad dirbtinio intelekto galimybės priklauso nuo su juo dirbančio žmogaus ir kad iš esmės dirbtinis intelektas niekada neviršys sąmoningo žmogaus proto galimybių, o bus tik tai pagalbininkas? Labas, Valdai. Aš visiškai sutinku. Ir taip, kurie žmonės galvoja, kad
tas, kas prisijungs prie dirbtinio intelekto, kad dabar už jį bus viskas atlikta, ne. Tai bus vis tiek jūsų išminties reikės, būtent jūsų to kontakto irgi su subtiliu pasauliu, iš ten atėjusių idėjų. Ir kuo viduj turtingesnis, išmintingesnis žmogus, tuo dirbtinis intelektas galės išplėsti jo galimybės. O ten, kur nėra mąstymo, ar kaip sakėm, tinginystė, tai tas ir lieka su visom technologijom čia jau. Tai ar neviršys žmogaus galimybių? Šito negaliu atsakyti, nes manau, kad ta ateitis visą laiką labai kintanti. Tai negalėčiau uždėti tokio super taško ant to. Bet šiai dienai taip. Kiek žmogus turi viduj, tiek dirbtinis intelektas tai tik padaugins, tik išplės. Tai dėl to vis tiek žmogui reikia savyje augti ir tobulėti. Na, Jurga, ačiū už atsakymą. Aš noriu pratęsti truputėlį irgi nuo savęs pridėti. Tai aš išdrįsiu pasakyti, jeigu žmogus bus atsiribojęs nuo kūrėjo, o gyvens tik tai savo proto, savo protu tik tai pasaulyje, tai dirbtinis intelektas tikrai bus pranašesnis. Bet jeigu kalbam apie ateities žmogų, o ateities žmogus tai yra sąmoningas žmogus ir tame 3 tūkstantmetyje aš matau tokį esminį skirtumą žmogaus ir subtilaus pasaulio bendravimą su kūrėju, tai būkite drąsūs. Dirbtinis intelektas tikrai nebus gudresnis už kūrėją, o jeigu sąmoningas žmogus turės ryšį su kūrėja, tai dirbtinis intelektas niekados nebus sąmoningesnis už žmogų, nes tas dirbtinis intelektas, jis yra intelektas, jis yra nesąmonė. Jis yra ne sąmonė. Tai reiškia, jis intelektas nebus sąmoningesnis už sąmonę. Tai reiškia, jeigu žmogus yra sąmoningas, jeigu jisai turi sąryšį su aukštesnėmis savo sąmonėmis, tai tikrai neturėkit tokios baimės. Tai yra žmogaus evoliucija. Žmogaus, o ne dirbtinio intelekto evoliucija, kuri atneša mums žmonėms neribotas galimybės. Taip, super, praplėtėt atsakymą. Labai ačiū, Rimantai. Pritariu. Na, puikus 2 klausimai. Gal visai ir nieko dar vieną sulaukti bent jau. Na, palaukim keletą dar akimirką, jeigu bus klausimas, tai atsakysim, o jeigu ne, dabar kol jūs galvojat klausimą arba jeigu kas nors rašote, tai aš noriu pristatyti, šiandien dar turėsim vieną pokalbį su konferencijos 3 tūkstantmetis lektoriais pranešėjais ir mes susitiksime lygiai 13 valandą ir pakalbinsim Vilmą Urbonavičienę ir Daivą Dudėnaitę. Vilmos tema yra, kaip keisti įsitikinimus, blokuojančius sėkmę ir savirealizaciją. Tai, aš manau, tikrai tobula tema, taip pat, kuri paantrina mūsų konferencijos tą požiūrį, tai kaip tapti to žmogumi, kuris gali save realizuoti visose gyvenimo srityse ir keisti įsitikinimus, senus įsitikinimus, kaip suvokti naujai ateinančias tiesas. Ir Daivos tema, tai kaip sukurti arba atkurti darnius ir įkvepiančius santykius. Tai aš manau, kad taip pat aktuali tema ir taip pat ateityje ir žmonių santykiai taip pat keisis žmonių savybės ir kai kurių galbūt labiau tokių neigiamų savybių, charakterių savybių ar emocijų. Tikimės, kad žmonijoje nebeliks ir mes turėsim išmokti bendrauti toleranciją, laimę, supratimu, paremtais tokiais jausmais, tokie turės būti žmogaus santykiai. Tai va, na, klausimų matau, kad nėra naujų, tai jeigu sugalvosite, parašykite komentaruose klausimus, mes jums atsakysim, arba aš, arba Jurga, arba dar kažkas iš mūsų. Ir lauksime tada jūsų ir konferencijai, ir šiandien 13 valandą jau su kitais pranešėjais. Ačiū labai, kad dalyvavot, kad skiriat laiką. Ačiū, Jurga. Ačiū labai, viso visiems. Viso gero.